Labas rytas, sveiki sugrįžę. Šiandien aš sveikinu su jumis iš Nha Trang miesto. Kuom šis miestas įspūdingas? Čia turėtų būti labai gražus paplūdimiai. Tada čia turėtų būti kriokliai ir įdomi kavinė, kurią noriu aplankyti, pamatyti vėliau šitam video. Gal kas klausia, kur tavo mikrofonas, Pauliau? Na, mikrofonas praeitam pastelį. Aš, man rodos, jį palikau, bet ką padarysi? Parašiau, paklausiau ir palikau, laukiu atsakymo, jei palikau, tai rytoj važiuosim atgal. Tai ką, visų pirma, man reikėtų išsinuomoti motociklą. Tai varau iki vietos, pasiemu motociklą ir varom tada. Vienas įdomus dalykas apie šitą miestą, tai man rodos jis yra užvaldytas rusų. Dabar dar nesu pačiam centre, tai nežinau tiksliai, bet lygtais labai daug restoranų ir šiaip vietų turi tik rusiškus ir vietnamietiškus užrašus, neturi net angliškai. Tai reikia šitą patyrinėti ir pažiūrėti, ar tiesa ar netiesa. Matarkė 2-4 valandom, 100 eurų, elektrinė, bet 100 km galime važiuoti su vienu pakrovimu, tai man duos pilnai pakrauta, tai turėtų užtekti šiandieną ir rytoj. Tai bent ant benzo nereiks nieko išleisti, pigiau nei vakar, tai visai gerai. Gerai, nesuprantu, kas yra, bet man žiauriai nesisekė šiandien filmuoti. Tai ką norėjau pasakyti, kai buvau ant moco. Ką norėjau pasakyti, kai buvau ant moco, kad man šitą vietą pasiūlė ta pardavėja, kuri dirbo, kuri man moco išnuomavo, sakė, kad geriausia vieta valgyti tam, kas yra ryžiai su kiauliena ir kiaušiniu. O aš turiu tokią vietą Hošiminę, kur pats skaniausia, tai pažiūrėsim, ar ant tiek skaniai kaip ten. Atrodo, va taip va restoraniukas. Kainos padorės, nepilnai 2 eurai už porciją. Tai laukiam, kol ateis paim mano užsakymą ir kertam. Man. Nu, porcija būna didesnių. Kiauliena, kiaušinukas, kimči. Ką žinau. Iš pirmo kas negaliu pasakyti, kad kaip lietuviškas šašlykas, iš kitokio skonio. Ne visiškai, bet panašiai. Bet po kol kas šitai vietai duodu 8 iš 10. Ne taip skaniai kaip mano mieste, kur mano vieta. Nežinau, ar girdit ar negirdit normaliai, bet dabar supratau, ant kiek gera buvo turėti galingą mocą. Šitas kaip nespaudžia. Negaliu aplenkinėti žmonių normaliai. Esam beach taune. Ta proga reiktų ir išsimaudyt, manau. Tai va atrodo paplūdimys Nha Trang. Pilnas rusų. Kiek turistų matau, vien tik rusai. Kaip moco norėjau išsinuomoti, nuėjau vieną vietą. Irgi rusas bandė išnuomoti, man sako 300 000 už vieną dieną. Aš dabar pasiėmiau dvigubai pigiau. Negalim pasitikėti jais. Pažiūrėkit, koks gražus paplūdimys. Šiaip šitą miestą yra daug ką pamatyti, bet reikia varyti į tas salas. O ten brangiai kainuoja. Tai dėja, salų neaplankysim, bet nuvarysim pasimaudyti bent šiaip. O dabar gerai, kad neturiu mikrofoną, nes nėra ko sušlapinti. Palmės už manęs. Gražus vandenukas. Šiltas. Aš savo nepaskandau iš karto. Labai daug vagių šitą miestą mane kiek prigazino. Tai negaliu toli plaukti, reikia prižiūrėti daiktus. Kad spėčiau parbėgti. Bet tai jo šito miesto pagrindiniai dalykai tokie lankytiniai yra. Ten ta sala, ten toliau, ten visokios salos. Bet problema, kad ten kainuoja 10 eurų nusikelti ne vieną. Bet jas jei lankai, tai reikia visas aplankyti ir karoti, man gaunas nesąmonė. Bet aš rytoj varysiu į Krioklius. Ten turėtų būti žiauriai gražiai. Šiandien tokia relax diena, nes vakar labai intensyviai buvo. Gerai, užteko būti paplūdimiai, pasimaudėm, viskas, atsidžiaugiam. Metas eiti mokintis istorijos.
Tai davai susitinku su jumis prie vieno iš istorinių vietų čia, šitam Natrange. Nu ką, tai sveikinu su jumis vėl iš po Nagarcham bokštų. Tai kas čia šitie bokštai yra? Jie yra hinduizmo žmonių pastatyti bokštai prieš 1000 metų. O šitie bokštai yra tiesiog paminklas dievam. Vienas įdomus dalykas apie juos. Jie yra pastatyti visiškai nenaudoja cemento. Kas visai keista. Niekas nežino, kaip juos pastatė iš tikrųjų. Gerai, nelabai daug ką pafilmavau tose šventyklose, nes ten negalima ir ten kažkaip labai stebi. Ir šiaip nenoriu filmuoti, ir negalim, tai negalim, šventas reikalas pas juos. Bet čia visi iškart vos ateina, vis ant kelių klaupės, meldžias, ten liečia kažkokius dalykus. Stipriai religingi žmonės. Nu, taip ir baigiam šitą vietą. Pažiūrėjom, įdomiai, gražu, bet ilgai užsibūti čia nėra ko. Tai po tokios sunkios ekskursijos visai norėtus kavos, ne? Tai varom kavos, visai įdomią vietą. Nu, atvariau kavinę, ką aš pasiėmiau. Pasiėmiau Sprite'ą, vieną nendrę, thank you, ir angelienį. Atvariau gyvūnėlių kavinę, bet ne dėl šitų gyvūnėlių iš tikrųjų. Yra kitas gyvūnas, kurį eisim pamaitinti paskui. Dabar biškai pasibūsim su ponu makaronu. Čia ne viena, man įdomu, čia visi su gyvūnėliais esame. Geriausia kavinė pasaulyje. Čia turim tokį kleckiuką, o ten pagrindinis mūsų taikinys. Todėl ir turiu šitą ilgą žolelę. Eisim pamaitinti jį. Atvedinėja kapibarą prie kiekvieno žmogaus, kad nuotrauką padaryti. Juokingai. Trišiukės. Dừng này, bị lên ngoài nè. Bị lên này. Hi, Billy. Labai juokinga nuotrauka gavos man su ta kapibara. Įkėlusi čia. Bet tai jo, aš ir mano draugas Kovaldas II, jo toks vardas, atsisveikinam su jumis čia, nes šiandien jau nieko nebeveiksiu ir susitinkam davai rytoj. Rytoj bus tikrai įdomi diena, tai davai, iki rytojus. Nu ką, antra diena, pakuojam Manatkės hostelį, taip atrodė kambarys, šįkart 5 eurų kainavo, tai biški brangoka. Tai jo, biški vėliau išvarau nei tikėjaus, bet jo, pradedam 11, susipakuojam ir tada varam iki Krioklių. Nu vsio, važiuojam.
Welcome to Bacho. Varam pažiūrėti, ką gero kriokliai. Turėtų būti labai gražu, turėtų būti įdomių veiklų. O, su bugiais galim nuvažiuoti, bet geriau eis piškom. Jo, viskas rusiškai parašyta. Visai jokinga, visi ženklai rusiškai. Vietiniai irgi šneka šiek tiek rusų. Kosmosas. Žygis prasideda. Su kuprinė, su maikė. Kažkur analų paliksim, kai varysim maudytis. Jau galim matyti pirmą krioklį. Šiaip labai gražus. Gražiai krenta. Gražiai bėga vanduo. Bet mum reikia eiti dar 1,5 kilometro iki pat galo. Ką, tas čia? Džiunglių gaidys. Pasigausiu vakarienį. Nu ką, prasideda tikrasis žygis palei akmenis. Turėtų būti įdomiai. Įkrist ar neįkrist? Karšta belė kaip. Nelengvas žygis pro tokius akmenis čia. Ui. Slysta batai man. Lipau. Visas kiaurai šlapės. Ir pagaliau priėjau pirmą krioklį. O ten nedidelis, bet labai fainiai čia atrodo. Tiesiog kaip vieta. Šokt ar nešokt, nes šiaip yra 3 kriokliai. Ir nusprendžiau, kad pirmam nesimaudysiu. Kuo toliau, tuo mažiau žmonių turėtų būti. Tai varom į paskutinį. Ten išsimaudysiu. O čia pažiūrėkit čia. Va, laikai vis virvę. Ant tokių. Hop. Ne kiekvienam toks žygis. Bet vaizdai, ula. Geras, kaip gražiai. Super. Kokiais čia Tarzano keliais veda mane. Jo, papa. Čia net virvių yra, kad jei kažkas nukristų. Pikolas. No, mano šampūnas. Gerai, šampūnis paimtas. Tęsim toliau Tarzano žygį. O kas čia toksai gražuolis? Dabar filmuoju tam, kad jei nukričiau, kad bent jau kontentas gausi. Čia nukrist. Tikrai mama. O čia va, tai va atrodo. Mažiau žmonių truputį. Reikia eiti iki galo. Ėjom ir daėjom. Всё, pats galas. Įveikėm žygį. Greitai. Dabar metas išsimaudyti. Nu ką, išsimaudžiau, viskas čiki-piki, bet liūdnas naujienas. Čia turiu pabaigti šitą video, nes jau daugiau nieko įdomaus nebeparodysiu. Varysiu atgal, nu dar biškį pasimaudysiu, bet ką čia tas pats per tą patį. Tai jo, varau iki miesto, važiuosiu šiandien kitą miestą vakare, rytoj ryte pradėsim tyrinėti. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot, prašau užmeskit laiką, subscribe, jeigu patiko ir susimatom kitam video. Bye bye.